Senai pamiškėje gyveno senas senelis. Vieną kartą senelis išslinko į savo daržą ropių sodinti. Bobutė per langą žiūrėjo ir galvojo, kol tas senelis į daržą nueis, tai ir vakaras ateis. Bet senelis buvo kantrus. Ėjo ir iki savo daržo priėjo. Ir pasodino darže ropę. Ropė augo, lapų daugėjo, kartais palydavo lietus, pašviesdavo saulė. Užaugo didelė. Daug lapų priaugo. Dairosi senelis aplink ropę. Dairosi. Galvoja, kad laikas būtų ropę rauti. Priėjo senelis prie ropės. Rauna. Niekaip negali išrauti. Pasikvietė senelis į pagalbą saulę. Saulė įsikibo į senelį. Senelis į ropę ir rauna. Ropė neįkrust. Tada saulė į pagalbą pasikvietė pelytes Cypsę ir Cypę. Ateik iš šitos pusės, Olivija, kad matytųsi pelytės. Įsikibo pelytės į saulę, saulė į senelį ir rauna visi. Rauna. Ropė neįkrust. Tada pelytės į pagalbą pasikvietė pelytės. Ką kviečiam į pagalbą? Pelytės. Kitas pelytės. Gerai, kur kitos pelytės? Va, bėgo pelytės. O pelytės be ūsų. Nieko, viskas gerai, pelytės įsikibo, iš to skubėjimo net ūsus pametė. Įsikibo į kitas pelytės. Kojytėm įsikibo. Martelė, kojytėm. Aha. Ir rauna visi. Rauna. Ropė nepasiduoda. Tada pelytės pasikvietė. Kas dar liko pasidaryti? Krokodilas. Krokodilas. Martelė. Fėja pasikvietė pelytės. Pasikvietė fėją. Fėja įsikibo į pelytės. Pelytės į kitas dvi pelytės, tada kitos pelytės į saulę, saulė į senelį ir visi išsijuosę ropę. Rauna. O ta ropė, kaip tyčia, nepasiduoda. Tada fėja į pagalbą pasikvietė Šuniuką. Šuniuką vaivorykštinį. Šuniukas. Greitai šuniukas atbėgo, ar ne? Au. Ir šuniukas kirpa į senelį. Senelis sako, šuniuk, eik toliau. Ir šuniukas eina toliau ieškoti fėjos. O fėja ten gale. Tapu šuniukas link fėjos, ėjo. Pačia fėja. Įsikibo į fėją. Šuniukas uodegytę pavizgino. Fėja burtų lazdelę mostelėjo. Visos 4 pelytės ūsais krepštelėjo. Saulė spinduliukais paspinduliavo. O senelis tik prakaitą nusišluostė. Ir toliau rauna. Ir rauna. Nėra tvarkos. Tai gal pasikvieskim tėčius. Dar turim krokodilą. Man atrodo, krokodilas didelis ir gali mums padėti. Kaip manai? Atėjo krokodilas.
Apžiūrėjo ropę. Krokodilai gal nori vietoj senelio čia priekį pastovėti. Ne, krokodilas nusprendė eiti irgi į galą ir kibtis į šuniuką. O šuniukas ten. Ten šuniukas. Įsikimba krokodilas į šuniuką. Jau visa virtinė pasiruošus ropės rovėjo. Ar pasiruošę? Taip! Raunam! Raunam? Raunam. Ropė sujudėjo. Bet dar ne pabaiga. Dar mums reikia į pagalbą pasikviesti. Ne, dar turim katytę ir mergaitę. Ką kviesim? Kostai, ką kviesim? Mergaitę. Mergaitę kviesim ar katytę? Katytę. Ir katytė. Taip, dedam batuką ant žemės, eina katytė. Eina, taip. Katytė. Neskuba, kaip ir visas katės, savo išdidžiai. Prisijungia prie krokodilo, įsikimba krokodilui į koją. Nuskrido jo akis. Ar jau visi pasiruošę? Raunam. Ropė, žinokit, dreba. Jau tuoj pasiduos. Dar pasikvieskim į pagalbą mergaitę. Katytė, pakviesk į pagalbą mergaitę. Ir ateina labai graži panelė su balionu. Įsikibo mergaitė katytei į uodegą. Pridėk kabutėlę savo koją prie katytės. Taip. Ar jau visi pasiruošę? Raunam. Netvarka. Nepasiduoda ropė. Dar kartą raunam. Dabar stipriai raunam iš visų jėgų. Ir kad būtų stipriau, tai visi garsiai šaukiam, kad ropę raunam. Gerai? Ropę raunam. O! Ir išvirto ropė. Ir visi nuėjo aplinkui ropę. Kas greitai kaip kartas, kas lėtai kaip senelis. Ir pasidalynę namo parsinešė. Aš turiu vieną lapą. Ir krokodilas ateina ropės dalintis. Krokodilui sausumoj sunku. Jisai suvalgė gerai. Krokodilai, imk ropės galą. Imk. Pasiimk savo. Trauk stipriai trauk. Va ir krokodilai iš ten gerai. Ir seneliui dar šiek tiek liko. Taip, visi gyveno ilgai, sočiai ir laimingai.